Naktis buvo labai prasta, neišsimiegojome, nelygų ir lyjo, kėlėmės anksti, kol dar nepraėjo eiti žmonės, nes palapinės buvo matomoje vietoje nuo tako. Tomas pusryčiauja. Nakojam. Ten kelias. 8 diena, ne? 8 diena. Link Prancūzijos atgal. 1, 2, 3, pirmyn. Gal tai bus paskutinė mūsų diena, o gal ir ne. Klausimas, kaip seksis Mariui. Pirmą kartą supakavome palapinę dar šlapę. Nakvojome dar Šveicarijoje, bet kilome į kalną jau Prancūzijoje. Jau beveik pakilom. Vėjas, šalta, be kavos. O, radom kavinę, sušalam. Čiukšlių nepriims, sakė. O ir Prancūzija, bet kavos užtat gausim. O realiai šiandien nei viens, nei du. Pragiedrėjo. Saulytė šviečia. Man šaltoka. Ką tik atsigėrėm ten kavytės. Pasimatė šiek tiek gražesnių vaizdų. Einam toliau. Ir jau šilčiau. Oho. Ir atėjom iš to kalno, kai ten buvom, buvo vien rūkas. Tai jo nesimatė, o kaip skrenda. Ir vėl ateina rūkas kaip staigiai ir nieko nebesimatys toj. Nuėjom jau apie 15 kilometrų, liko dar 15 šiandien ir šiandien pabaigsim, tik neaišku kelintą valandą vakarą. Ar dar bus šviesu, ar jau bus tamsu. Ir bus lygiai 8 dienos pas mus. Nusileidom žemyn, dabar laukia paskutinis sukilimas, paskutinė įkalnė ir tada nusileidimas ir viskas. Pauzė. Kavelė, kukurūzai, sriubelė, šitas. Skanaus. Kylam vėl. Tas viršūnas labai gražiai atrodo. Įdomesnis dabar toks. Kelias, takas. Atėjom šiandien nuo to baisaus kalno, leidomės per šitą ir tada kilom vėl šitu. Dabar einam tiesiai dar kilom. Labai gražu. Viso. Jo, dabar laukia atkarpėlė su kopėčiam. Pirmą kartą.
daugiau. Yra turėklai. Niekas jau, bet nėra malonu, va taip, tai aš tiesiog kai laikau nuo darbesu, kai ant sienos, ant virvės tiesiog nežiūri ir šok ir lengviau yra, negu ilgai sėdi. Kamščiai. Praleidžiam tos žmonės. Mes kylam. Jie leidžiasi. Visą laiką tiesiai ir leisimės į slėnį. Pasislepia viskas, visos viršūnės. O ten jau išvis nieko nebesimato. Rūkas ateina ir lietus. Dingo matomumas. Visiškai. Vėl leidžiamės. Dabar einam tiesiai iki atsargiai. Pastoviai slysta. Einam iki miestelio, to, kur dar nebuvom. Šiandien sekmadienis. Tą miestelį reikia nupirkti lauktuvių, nes šiandien jau paskutinės valandos, paskutinė diena. Ir dar turėtų būti pakilimas į dešinę. Bet kadangi reikia pripirkti lauktuvių ir nusipirkti kažką prisiminimų iš šito žygio aplink Mont Blancą, nusprendėm pasukti link to populiaraus miestelio. Ir nuo jo jau ten iki mašinos jau ar 5 kilometrai tiesiog palei miestelį. Kodėl taip nusprendėm, nes oras vėl subjūro. Nematom tolko eiti į dešinę, čiut vėl pakilti ir būti tam visą laiką rūke. Po to nebespėsim jau šiandien ir į parduotuvę ir nusipirkti nieko. O šiandien iškart grįžtam. Važiuojam iškart į kempingą ar degalinę, susirandam dušą, išsiprūsiam visi, pasikeičiam rūbus ir sėdam į mašiną ir važiuojam jau šiandien į Lietuvą. 4 žmonės vairuoja, tai pasikeičiant. Taip nusprendėm padaryti. Bus Mont Blancas įveiktas. Tai pradėjom praeitą sekmadienį. Pirma diena buvo ir šiandien yra sekmadienis. Tai 8 dienas bus. Šiandien bus daugiausia kilometrų. Irgi nelengva diena. Ir vėl lyja. Labai dažnai keičiasi orai. Sulyjo, bet neperšlapom. Pasiruošę lietui. Nieko nebesimato aplinkui. Toks oras iki vakaro bus. Kiaurai perbėg? Jo. Eiktų. Atrodo. Gal tik šalta? Ne, kiaurai. Aš dar turiu nuo lietaus kelnes, dar nespėjau užsidėti, bet pasikeisiu apačiojau. Leidžiamės į miestelį. Jau šioks toks matomumas atsiradęs. Kelionė į pabaigą. 7:30 nusileidom į miestelį, skubam į parduotuvę. Vis dar lyja. Perkam lauktuves ir einam iki savo galutinio tikslo ir iki mašinos. Jup. Tai pradžiai einam parduotuvę, ne? Nu, jinai jau biškelį bus prie galo, tiesiog einam šitą gal gatvelę. Nes čia va įvokį. Burgeriai, takeaway, takavai, Harmonix Casino. Šiaip gražus. Radom tai, ko reikia, suvenyrų.
Visokiausių dalykėlių bus dabar. Nusipirkom visi suvenyrų, kas magnetuką, kas pakabuką, bet labai brangu. 7 eurai. Tai einam dabar pavalgysim ir dar greitai parduotuvę, lauktuvę. Man šalta. Jau vejamės iš parduotuvės, nes užsidarinėja. Eisim dar pavalgysim ir mes su Marium einam po kebabą, o Tomas su Luku po burgerį, nes pigiau. Skanaus. Dar 6 kilometrai pasistiprinam, jie dar neatėjo su savo burgeriukais. Tai mes jau galim valgyti. Paskutiniai 6 kilometrai. 6? 6 kilometrai paskutiniai. Jokio sukilimo. Lyguma. Lyguma Pagaliau. Nes melas, kad yra daug lygumos, melas. Melas. Nėra. Tu leidės ir kyli. Visą laiką. Ir leidės. Leidės ir kyli. Liko 2 kilometrai. Jau po 9, dar apie 20 minučių daugiau. Reikia paeiti. Paspartinom tempą. Grįžom į miestelį. Matosi jau vietą, iš kurios pradėjome. Turim šiandien daugiau nei 40 kilometrų. Ir mūsų ekspedicija aplink Mont Blancą pasibaigia būtent čia ir dabar. Oi, įlipau į balą. Visi pavargę. Labai pavargę. Va. Opa. Maladėt, šaunuoliai. Jo. Wow. Jau ir pečiai ir viskas. Reikia nuotraukytę padaryti. Mes su Luku einam iki mašinos. Paėmam atvarom, čia 2 kilometrai tik tai. Tik paliekam čia kuprinės. Ir važiuojam greit. Surasim kažkur dušą. Ir ačiū labai visiems, kad sekėte mūsų Mont Blanc'o kelionę ir ačiū mano grupiai, turėjome super puikią kelionę, visi šaunuoliai. Iki kitų video. Kalbant apie bendras kelionės išlaidas, tai čia yra visa mūsų bendra lentelė ir iš viso yra daugiau nei 900 eurų, bet reikia padalinti visą sumą iš 4, tai gaunasi po 230 eurų kiekvienam žmogui, plus apie 30-50 eurų daugiau, kadangi buvo atveju, kai kiekvienas mokėdavome ir už save. Tai praktiškai kelionė gavosi labai pigi kiekvienam iš mūsų, nes tai nesiekė daugiau nei 300 eurų.